Sodoro paieškų ir gelbėjimo centre darbas sustojo. Storasis kontrolierius stovėjo kapitono denyje, Haroldas kybojo ore. Visur apžiūrėjau, ponė, Tomo nė ženklo! Persis nerimastingai aiktelėjo ir švilptelėjo. Ieškok toliau, Haroldai. Kapitone, turime darbo. Reikia surasti Tomą. Kapitonas buvo pasirengęs išplaukti. Klausau, ponė, visų greičiu pirmin. Ir kapitonas pajudėjo iš uosto. Tomas privažiavo nedidelę sankirtą. Jis sustojo. Dabar turiu nuspręsti teisingai. Nedidelis upelis tekėjo šalia kitų bėgių. Visiems garvežiams reikia vandens. Turbūt bėgiai šalia upelio nuves mane pas vietinius miškakirčius. Ir Tomas nurūko tolyn. Aš nusprendžiau teisingai, sakė draugai. Bijot nėra ko, parpuškosiu lengvai. Tomas pravažiavo posūkį ir paspaudė stabdžius. Po aš jums dūmtraukiu. Tai tuščia vidurio medžio tunelis. Vaja, ūkanotoje saloje tikrai daug keistų dalykų. Puškuodamas ir dūmydamas, Tomas lėtai riedėjo tuščia vidurio medžio tuneliu.